Tai šiandien kiek kitoks video bus, tiksliau video intro turbūt galima pavadinti. Tai aš vis nerandu laiko prie savo automobilių prieiti. Vat vienas iš mano yra Mazda RX-8 šitas su rotoriniu varikliuku. Nupirkau, gyvenime rotoriaus neturėjęs. Tai įdomu bus pasikrapštyti, pasimokyti, sužinoti kažko naujo. Tai visą laiką vat klientų automobilius tvarkom, darom, o savo laiko nėra. Kaip ir sako, batsiuvys be batų, tai okei, reikia šitą Mazdą sutvarkyti. Starterį suka, nesikuria. Tai vat reikia susižiūrėti, kame replės. Akumuliatorius buvo jau visiškai sėdęs, miręs, tai akumuliatorių išmetėm. Dabar turim nupirkę naują AGM-inę akumą. Pagal specifikacijas, tai kiek stipresnė nei specifikacijose nurodyta. Alyvos lygis geras, bet smirda kuro. Tai ją reikės tikrai keisti. Dabar įdomu tiesiog pamėginti pasukti starterį, pasižiūrėti, kas vyksta. Ir paskui mėginsiu aiškintis, kodėl nesikuria. Yra įtarimas, kad bus su uždegimų problemos. Tai yra su žvakėm, žvaklaidžiais. Nežinau, nepažįstu šitų rotorių, bet susipažinsim, išmoksim, tvarkysim, išardysim, sudėsim per naują. Tai akumas pajungtas, dėja akumuliatoriaus išmatavimai kiek didesni negu numatyta vieta. Tai jis kol kas šiaip laikinai kreivai stovi, plius klemos neužveržtos, nes čia maksimaliai užsukti varžtai. Bet kad jie maksimaliai užsukti, tai nereiškia, kad jie gerai sėdi ant kontaktų. Ką, pirmas mėginimas bus. Elektra yra. Mato, kad durys yra atidarytos. Ok. Išjunkime bėgį. Degimą. Bėgusi jinai tikrai nemažai, 128 000 kilometrų. Tikrai rida nežinau, bet kaip seniai aš bemačiau, buvau turbūt porą sykių tik tai jungęs degimą ir taip jinai stovėjo be akumo. O ką, pamėginom? Kūras empti. Mums realiai kūro trūksta, reikia įpilt. Na, dar kartelį suktelim. Kūro įpyliau, akumą pajungiau, belieka tik melstis. Strėlytė pakilo, lemputė kūro dingo. Tai išjungiam bėgį ir mėginam mesti. Pirma vėl kūrą iš sistemos išleisti. Na, dabar mėginam vesti. Nuduso kažkaip. Antras bandymas. Nesudegusių kūrų smirda, tai
Greičiausiai turim problemų su uždegimu, reikia pasižiūrėti, kaip ten žvakės laikosi, apskritai skierką duoda. Tikrinsim dabar, ar per žvaklaidžius ateina žiežirba. Atjungiau šį čia saugiklį, atsakingą už kuro pompą, tai kuro dabar nepadavinės. Tai dabar randamės po mašiną, aišku, parūdijusi gerai. Šitas visus reikalus mes tvarkysim vėliau, dabar reikia techninę dalį. Tai yra ne techninę dalį, apskritai reikia dabar užvesti automobilį. Pasidžiaugti galų galiai išvažiavus, bent jau išplauti. Taigi, dabar pajungiu tokį daiktą. Tai žiūrėsim, ar ateina įtampa, čia turi būti žiežirba. Tarpas 1 centimetras. Kadangi vienas esu, tai jūs dabar stebėkit, o aš einu vesti automobilį. Tai dabar buvo antro rotoriaus apatinė žvakė, mėginom dabar viršutinę žvakę, jau pasijungiau. Einu su starterį. Žiežirba yra, tai dedam atgal mes tą žvaklaidį, kuris čia yra pas mus. O kodėl taip žvakė juda? Opa. Nežinau, matysis kamera ar ne, va. Jinai neįsukta iki galo. Arba sriegiu ėmėm. Kas čia vyksta? Kas čia taip dėjo tas žvakes? Kaip čia suprast, rankom prisuko, tai jeigu žvakė šitaip juda, tai ten kompresijos šisiekės neturi būti. Ką, pamėginom prisuk žvakės ir dar sykį su kūru. Pasuktuoju, aš be kameros prisuksiu, nes nepatogu vienam. Pirmo rotoriaus abi žvakės prisukau, tiksliau, ten viena buvo visiškai faktiškai išsukta, o antra lyg ir okei. Antro rotoriaus dėja, tiksliau, ten skaitos greičiau antras rotorius, pirmas tai bus prie feiso, prie priekio. Tai vadinasi, antrąjį rotorių prisukau, o pirmą rotorių dar ne prie jo neprisukau, nes iš apačios priėjimo nėra, o iš viršaus čia bunch of hoses trukdo. Dabar prisimenom tai, kad be kūro vesim, tai prožiko mums nereikia. Tiesiog pasižiūrėsim, kaip suksis varikliukas. Ok. Einam, užmesim saugiklį. Kur aš jį padėjau? Štai. Jungiam pompą. O dabar su kūru mėginsim. Na. Bet nudustų kažkodėl vis tiek. Gal senas kūras buvo sistemai dar. Einam pasižiūrėsim tą žvakės. Kiek dūmelio. Smirda kūro. Neišmušinėja čia, okei. Bet kūro kvapas yra.
Taigi pirminę patikrą atlikom, tai patikrinom, kad yra uždegimas. Nu, kuras ateina, nes jinai karts nuo karto užsikuria ir jaučiasi kuro smarvė nesudegus. Taip pat kompiuterinė diagnostika atlikta greita, kompiuterinė diagnostika su gyvais parametrais. Viskas atrodo normos ribos, išskyrus tai, kad bėgant laikui calculated loadas, tai yra apskaičiuotoja apkrova, didėja nuo 20 iki 40 ar 50% maždaug. Taigi turiu klausimą, gal aišku, Lietuvoje ne per daugiausiai specialistų ir ne per daugiausiai turinčių tokius automobilius su rotoriniais varikliais, bet tikrai yra vienetai ir gal tie vienetai užtaikys ant šio video, turės kažkokių patarimų, ką pasižiūrėti. Aišku, reiktų tikrinti kompresiją, pasižiūrėti vakuumus, bet iš esmės prie vakuumo aš dabar nematau reikalo lįsti, kadangi mafas rodo gerus rodmenis, ten iki 6 gramų sekundai kažkas tai tokio gaunasi, kol jinai veikia. Nu, žodžiu, gal kažkas turi kažkokių tai minčių, būsiu dėkingas. Iki kito epizodo.